Neturiu supratimo, kas čia yra, bet pasiėmėm paragauti. Praktiškai tas pats kaip ta džiovinta. Tai ne džiovinta. Nuspėjui, tai jai nepatiks. Gal tu nori kremą paragauti, nenori? Ko, va, prašau, vakarienė. Triusikį padžiauti. Pažiūrėsim, ką duos šį vakarą. Nepamatėm kokią naktis. Kokio maisto naktis. Kur rašo? Ten buvo ant tos skelbimo parašyta, ant tos lentos, kur filmavau. Teisim su liftu, ar kaip? Liūtas, aš dabar per aplinkui vaikščiu. Ok. Be lempų. Tradiciškai Egipte lempų nereikia. Pas tau automatiškai užsidega. Iš tikrųjų yra ne trinkelės. Čia tiesiog betonas išpiltas ir paskui tas trinkelės išpiešia. Lietuvoje toks variantas nepais, nes iš kilnos tą betoną. Aš mačiau apskritai, ten jie tiesiog ploną sluoksnį išpila ir ant to plono sluoksnio ten kokie 2-3 somai, nes prie mūsų yra nutrupėjęs tas betonas. Kotletukai, čia antis, matau jau. Guliašų beef. Čia kažkoks lazanė? Kažkoks netradicinis guliašas. Mes ne taip įsivaizduojam guliašą. Čia va, makaronus gali paskrudinti kažkaip tai, kaip tu nori. Eina prie vaikų. Neturiu supratimo, kas čia yra, bet pasiėmėm paragauti. Man tai tas atrodo, kai žarnokai tie, kur lietuviškai, kas ten mėgsta? Vėdarai? Kai vėdarai. Tie kraujo? Tai žinai, tai yra įvyniuoti į vynuogių lapus. Tai čia ta masė ta pati, o tai va, žaunai. Čia falafelis, man. Tai skanu ar neskanu? Ne, neskanu. Reikia kažkokią padažą. O, humusas, va. Tas humusas cukinija, taip suprantu. Jau geriau. Ką iš čia dar? Čia barėks kažkoks? Čia su kažkokiu tai baldu. Ką? Baldo kažkokiu gremu. Kaip su stūriu gal? Tai toks neblogas. Nori paragauti? Na, norėsiu. Iki makarošų apgauti. Bet karštas? Ne, karštas. Neblogs tas skanus, ne? Nori kažką iš tų paragauti? Duok tą dešrelę. Tas geriau. Bet, gali vieną paragauti. Bet paskui, kai pamirkai, yra geriau. Tas falafelis jo toks. Bet nesuprasi, ką čia valgai. Kažkas kurobas. Čia kažkokia ryžė. Na, toksai. Tiesiog imk tą ir kas, kad tu šitą žaidė. O dieve, daug kario. Ne, nesąmonė šitą. Pamirkai va į humusiuką. Ne, bet pažiūrėk, ką aš įsidėjau. Va čia tai, žinok, yra 10 balų. Paremdai? Labai skanu. Antienos krūtinėlė. Antiena. Grilinta. Pasirodo, gal čia grilins kiekvieną vakarą, nes vėl šiandien tas užrašas. Paremdai? Na, tai jie kiekvieną vakarą vis kažkas kita. Nu, paragausiu aš tų falafelių, nes tu
Chickensų. Tų. Na, oi. Čia turkiškas kebabas. Kvepia labai skaniai. Mačiau, kad yra kažkas viduj. Čia viena. Čia viena. Skonis kaip šušlyko. Geras? Bet jisai tik tais yra, kad faršas. Bet skonis tai geras. O ten per vidurį kas? Riebaliukas. Riebaliukas ar sūris koks? Riebaliukas. Ir jisai nėra bjaurus, kaip antienka, kaip avienos. Praga. Taip, va. Čia tą antieną greit paragauju. Nu jau atvėso. Sausoka. Ne, kai nebuvo atvėsus, nebuvo sausoka. Ką paragausi? Aha, bet aš to riebaliuką tai nežinau gal. Nebijau. Geras yra. Bijeinais. Man tas geresnis negu antieno. Nebuvo? Nevariu, neparagauk, tą riebaliuką geras yra. Valgiau. Viską bendrai. Nu gerai, bandom viską tavo suvalgyti. Šiandien deserčiukai atrodo taip. Tokių tortų pyragų. Įdomių. Kažė skanu. Nu, reikia paragauti kažką. O iš vaisių šiandien braškių nėra, bet yra figų. Reiktų paragauti figų. Manyčiau, kad datulė. Ragauja? Nu, jaučiu imsi tą. O, suklydau. Jinai minkšta. Rodai. Skani? Nes ten su kaula yra. Kai kaulas ten. Mama išims kaulą. Na gerai, kąsta. Ką, taip saldu čia, kai jis taip nori? Saldoka? O, išsinėrė. Tai skanu. Praktiškai tas pats kaip ta džiovinta. Bet tai ne džiovinta. Gerai. Tai savo neblogai. Vis dėlto braškių padavė. Šypsos mam. Tas ir patenkins. Jei, braškės! Braškės tai belia kaip tirpst visi čia supuolė. Kai žiūri dar dada, tai čia nežinau, kas dar čia kalmaras. Nu, va, su savo šaukštai paragau. Kaip tu tą, mes jau buvom be išeidinėję, sugalvojom, kad dar reik to gaidžią paragau. Oi, atsiprašau, krabą. Tu kaip tą krabą reikia laužt? Nežinau, kai čia yra. Kauliukų vėl prisivalgysim. Čia iš midijų Kalmaras kažkas. iš midijų serijos galvas tai. Ne, ten kažkokia kaip žuvis, bet... Ai, aš nenoriu. Gerai, tai man tą kalmarą prievartauti. Reikia kažkaip atlaužti jam galvą. Reikia peilį įdėti atsinešti. Na, einu peilę paieškoti. Aš nežinau. Čia prasubinę gal kaip nors. Turi kažkaip taip atidaryti. Nu, puikiai pavyko. Valgysi. Tai aš nesuprantu gal. Tai čia tik štai šoniukai tokie tie balti. Nu,
Šiandien man tai Nu, nepanašu. duok man, aš parodysiu, ką čia reikia valgyti. Va, tokius, va, tik tai ten kažkoks žaranas buvo. Skanu? Tas paštetas. Nuspėjui, kai jai nepatiks. Kažką ten per daug išdariniai. Nu, tai kad tu čia niekur neprieėjęs esi. Tai iš anos pusės viskas atidaryta yra. O, čia baltos mėsos kiek? Taip. Nu, ragauk. Ką saka? Nu, jo, kaip tu sakai, paštas. Ne, O tai ką, nebenori jau? ką skanu. Aš myliu jūrų gerybę. Mes, kur vyrėme, patys išsivirėm tą, buvo daug skanių čia. Neturi būti košė, turi būti kaip mėsyta. Čia ištraškinta čia tiesiog yra, dėl to jau košė pasidaręs. Nu, supratau. A gal tu nori kremą paragauti, nenori? Ta viršininkė, va, nugriuvęs buvo sutvarkė. Turbūt tvarka. Tips. Tips. Ką padarė? Be šviesų, tik su stopais. Ai, tai va dėl ko jie važiuoja be šviesų, nes jiem nereikia tiesiog. Nes ir policija važiuoja be šviesų, tiesiog galima važiuoti be šviesų. Nėra taisyklių. Kaip jūs galite vertinti šiandienos vakarienę? Nu, buvo labai gerai, kol neparagavau to krabo. Nes buvo ir braškių, ir datalių paragavom, viskas kaip ir skanu, bet Nu, balais. tas krabas, kodėl ten pas jį ten košė tą pakiautų. Nu, tai ten turi būti ta košė, ten viskas normaliai. Tik tai tu nemėgsti. Kaip ir tu nemėgsti austrių. Aš manau, kad buvo tiesiog ne ta konsistencija, arba tas krabas tada ten netoks. Nu, tai Nežinau. balais kiek vakarienė? Nu, blemba, tai va, krabas viską sugadina. Va, tu 10 buvę. Ne, aš tiek nebečiu. Ne, man tai buvo labai skani. Antis. Tikrai. 8,75, vakar buvo 9. Na, tai, normaliai. Nu, tai varam biškai nusiprūs, nes apsidirbė nuo braškio, nuo krabo. Fiši. Tai paskui eisim. Mini disko. Ramzamza. Na ką, atvarėm. Jau visi šok. Norėjau pasidžiaugti, kad pirmą kartą tėtis eina šokti. Bet iškart jau čiupo mane už rankos ir nežinau, išeis man pasėdėti, ne? Yeee! You put your left arm in, your left arm Nebėra lelė. Nebėra lelė. Nebėra lelė. Pasibaigė šokiai, niekur nenori, iš vis nieko nebelika. Eina. Ką? Eina ir užsidenginėja, ką nepakeltų. Kam reikia tokį užsidėti? Tai einam mes čia to gyvą vakarą pažiūrėti. Nu, toks vakarėlis čia. Kur tie vaikai ten laksta? Ai, ten scena buvo. Bet čia ką neįgriūtų į baseiną. Tas jau šok atsisėdęs jam. Čia per mažai buvo to ramzamzamų. Minidisko per mažai buvo, tai va.
užlipti į antrą aukštą. Gali iš antrą aukštą stebėti savo pasirodymą. Nu, galima pažiūrėti. Eilutės prie bariuką prieš tai buvo daug didesnė. Nu ką, vakarėlis baigęs? Nu, Būtų nesibaigęs, jeigu ne šits. Nusilakstėm paskui eilinį sykį. nu. Nu, vaikų programa, tai tokia ne kažką. Ne kažką, labai tokia jau prastoka. Nu, Bet viskas. ant kiek vaikų bloga, ant tiek suaugusių gera. Šakės, labai gera programa. Linksmai čia buvo. Jeigu nereikėjo būtų lakstyti paskui į baseiną, nei varyti, tai būtų Jo. šis smagi buvo. Biškitojo saugumo tokia trūks, bet aišku, ne dėl vaikų ten yra padaryta. Ja. Ten nieks net nenori, kad tokie eitų šakiai iššokti. Bet jie eina. Tai jeigu jum patika arba nepatika, paspauskit ką nors, parašykit komentarą, tai padės mūsų turiniui augti ir dar kokiu nors kelionių išeis mums padaryti. Bye! Juk tai nesunku padaryti. Visiškai nieko nekainuoja. Iki! Ate.